Šiandien mes turim didelę šventę, tai yra mūsų klubui šiandien sukako 5 metai, kaip ir toks pirmas mini jubiliejus. Ir tą progą susikvietėm daug draugų iš visur, iš daug kulių atvažiavo iš Latvijos, iš Lyvano miesto Latvija, Šiauliai, Kaunas, Vilnius, Panevėžys, Biržai, iš daugelio miestų. Pasvalys yra iš daug miestų. Nu, ir tą progą susirinksim, yra paruošta programėlė. Maitinimas laukia žmonių, laukia gera ir laukia visokie žaidimai. Darom renginius, remiam vaikučius, neseniai šiemet buvo šventė, važiavam į globos namus. Šiaip dalyvaujam renginiuose per visą Lietuvą, važinėjom į Latviją, važinėjom žmonės. Patys organizuojam išvykas, praktiškai nesikeičia žmonės, tik tai vienas kitas atkrenta, kas išvyksta kažkur tai iš miesto. Šiaip atsiranda vis naujų žmonių, priiminėjom kiekvienais metais. Šiai dienai 35 žmonės yra pas mus. Nuo senų retro klasės motociklų yra tarybinių laikų iki pačių naujausių ir kainos labai svyruoja nuo kelių tūkstančių iki keliolikos netų tūkstančių eurų. Tai yra daug ir įvairias markės, japoniškai, amerikietiškai motociklai. Toleruojam visus, kas tik tai juda. Kas pas mane motociklas, aš toks pusiau, jis yra čioperis, bet yra pusiau sportiškas motociklas. Į kubatūrą jo gan didelė, 1,8, tai yra daug didesnė negu, sakykime, ten Žigulių, kurių būdavo 1,1 arba 1,6. Jam yra daug kilovatų, tai japoniškas motociklas, Suzuki Intruderis. Ir norint šitą motociklą pajaust, reikia jį atsisėsti.